Prie vyriausybės įspėjamąją protesto akciją dėl galimo atlyginimo mažinimo surengę pareigūnai į pagalbą pasitelkė viešųjų ryšių specialistus. Už jų paslaugas profesinės sąjungos paklojo tūkstantines sumas. Ir atrodo, kad visai ne veltui. Protesto akcijos simboliu parinktas basas žmogus. Keliasdešimt tokių neva valdžios be pinigų paliktų pareigūnų išsirikiavo prie vyriausybės durų. Pareigūnams talkino reklamos agentūros specialistai. Profesinėms sąjungoms šis akcijos įgyvendinimas kainuos apie 50 000 litų. 20 000 jie jau išleido šiai akcijai. Kitus 30 000 planuoja panaudoti protesto akcijai balandžio pabaigoje. Jeigu aš noriu pasistatyti namą, aš samdausi statybininką. Jeigu aš noriu parašyti pranešimą spaudai, aš samdausi arba kreipiuosi į komunikacijos specialistą. Kalbant apie organizavimą šitos akcijos, šitą akciją kainavo mūsų nariui kiekvienam lygiai po 8 litus. Kiekvienam profesinės sąjungos nariui. Palyginus su ta galimybė, su ta realia situacija, kuomet kiekvienas pareigūnas neteko iki 500–700 savo pajamų, aš manau, tai nėra didelė suma. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos užsakyta reklamos agentūra parengė 31 puslapio pareigūnų protesto akcijos komunikacijos koncepciją, planą, scenarijų ir vizualinį sprendimą. Statutiniams pareigūnams siūloma sukurti kompiuterinį žaidimą, kuriame premjeras Andrius Kubilius, finansų ministras Algirdas Šemeta ir vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis mėtytų batus į policininkus. Panašiame žaidime anksčiau pasaulis batus laidė į buvusį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą Džordžą Bušą. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas teigia, kad specialistų konsultacija buvo būtina siekiant išvengti nesusipratimų. Norim konstruktyviai pradėti dialogą su vyriausybė, kad jie išklausytų mūsų pasiūlymų, informuoti apie tai visuomenę ir kaip tik, kad rastas formas būtent kaip geriau informuoti visuomenę, pateikti savo problematiką, kad jinai būtų suprantama plačiai auditorijai, dėl to ir kreipiamės į konsultantus, kadangi idėjų mes tikrai nestokojom, tiesiog reiškia, kaip jas pateikti, kad apseit be langų daužymo ar panašių ekscesų. Ugniagesy ir Florijonas su tavim kartu visi. Tėveli, kodėl jie tokie maži ir pigūs? Todėl, kad jų biudžetas mažas. Ugniagesiai gelbėtojai savo išradingumu pralenkė visus kitus pareigūnus, sukūrė trumpą filmuką. Kadangi filmukas buvo kurtas pačių pareigūnų iniciatyva, tam iš profesinių sąjungų biudžeto neprireikė nė lito. Vienas ugniagesys turėjo kamerą, vienas ugniagesys su dukrele filmavosi, mano audio įrašas yra ir susitarėm su parduotuvė, kuri leido mums tai filmuoti. Viešųjų ryšių specialistai teigia, kad nors prie šios pareigūnų protesto akcijos reklamos padirbėta gana profesionaliai, vis dėlto pastebėta ir trūkumų. Pagrindinis jų tai specialistų siūlymas gąsdinti visuomenę. Aš tikrai nemanau, kad bauginimas yra tinkamas metodas šiais laikais, kada iš ties Lietuvos piliečiams ir taip užtenka to neramumo iš to, kas vyksta aplinkui. Tačiau pats faktas, kad iš ties reikia atkreipti dėmesį ir į pareigūnus, mano nuomonė, tai, sakysim taip, gali jam pritarti, gali nepritarti, bet akivaizdu, kad tai nusipelno viešos diskusijos. Tai, turi tokią pačią teisę egzistuoti viešoje diskusijoje, ką turbūt pareigūnai bando ir padaryti. Verbų sekmadienį pareigūnai su šeimos nariais ir vaikais planuoja eitynes nuo Gedimino prospekto iki Seimo. Reporterė Neringa Kolkaitė, Vilnius.